Ką tik atlikta automobilio paieška pagal užsakymą BMW 730. Automobilis visada prižiūrėtas BMW centre, turi 52 000 km tikrą ridą, nedažyta nei viena kėbulo detalė, techninių defektų neradome. Iš niuansų, kas yra, tai keistas priekinis stiklas, bet viskas gerai, head-upas neišsiliejęs, originalus įdėtas BMW centre, matosi net pagal VIN kodą remontas. Radome minimalų įbrėžimą, suderinom jau dažymą Lietuvoje, tai klientui atiduosim automobilį pilnai paruoštą ir tvarkingą. Kliento poreikiai buvo, kad būtų juodas, tiek iš išorės, tiek iš vidaus, kad būtų šildomas, ventiliuojamas, masažuojančios sėdynės būtinai. Šiuos kriterijus mes puikiai atitinkam, turim dar Harman Kardon muziką, turim visus galimus asistentus, šildoma dar to pačiu ir vairą. Automobilio paieška buvo gana sudėtinga, nes reikalavimai ganėtinai aukšti. Norėjo pilnai tvarkingos istorijos, nedaužto, nedažyto, su atitinkančia komplektacija, spalva tiek išorės ir vidaus. Lietuvoje realiai tokio pilnai tvarkingo varianto neradome, tai daužtas, tai rida, tai dar kažkas. Tad teko ieškoti ir plačiau. Radome Vokietijoje, pliusas labai didelis gavosi, jog mes perkame dar žemesnę rinkos kainą negu Lietuvoje. Tai realiai susitaupo su viskuo, su visom paslaugom, su parvežimu, kokiais 3000 pigiau negu Lietuvos rinkos kaina. Nes Lietuvoje toks dabar kainuotų maždaug kokie 52 bent jau. Nes jis pilnai tvarkingas, nei daužtas, nei dažytas, nei remontuotas kažkaip. Čia yra maža rida ir ganėtinai gera komplektacija.